Gyvos pasakas. Sveiki vaikai, su jumis Gyvos pasakos ir mama Elžienė. Na, o dabar paskaitysiu pasakaitę apie nykštukus burtininkus. Kadaise senai gyveno batsiuvys, toks žmogus, kuris siūdavo batus. Jis labai skurdo, nes prastai matė, todėl nebegalėjo tiek dirbti kaip anksčiau. Vieną vakarą nusiminęs jis nuėjo miegoti, palikęs nebaigti taisyti batus. O ryte atsikėlęs pamatė, kad darbas baigtas, bet kadangi buvo užmaršus, per daug apie tai negalvojo. Dieną pasiruošė medžiagų naujai batų porai, kurią buvo užsisakęs turtingas pirkėjas, ir nuėjo miegoti. Pradėsiu rytoj rytą, kai bus šviesiau, tarė jis sau ir nuėjo miegoti. Tačiau kitą rytą jis pažvelgė į stalą, kur buvo palikęs odą ir išvydo puikiausius, labai gražiai pasiūtus batus. Vėliau pirkėjas užsuko patikrinti, kaipgi batsiuviui sekasi. Ir apsidžiaugė, kad batai jau paruošti ir dar taip greitai. Jis sumokėjo batsiuviui net 2 daugiau nei buvo sutarta. Nustebęs batsiuvys ėmė spėlioti, kasgi čia dedasi. Ta vakarą ant stalo paliko odos naujai batų porai, o ryte ir vėl rado pasiūtus gražius batus. Taip siuvėjas kas vakarą palikdavo odos ant stalo, o ryte vietoj jos rasdavo gražiai pasiūtą batų porą. Matydama, kiek pinigų jis uždirba, batsiuvio žmona paprašė pasiaiškinti, kasgi čia dedasi. O sužinojusi tiesą pasiūlė: pasislėpkime ir palaukime nakties, tada ir sužinosime, kasgi mums dirba. Vidurnaktį pasislėpę batsiuvys ir jo žmona pamatė, kad į batsiuvio dirbtuvę įsmunka 2 nykštukai. Mikliai darbuodamiesi mažyliai per 4,5 valandos pasiuvo gražiausius batus. Buvo žiema ir nykštukai vilkėjo labai plonus senus drabužėlius, todėl dirbdami visą laiką drebėjo iš šalčio. Vargšeliai, jie tokie sužvarbę, tokie sušalę, tyliai pasakė vyrui žmona. Rytoj pasiūsiu jiems dailius vilnonius apsiaustėlius. Kas žino, gal sušilę, jie sutaisys net ne vieną batų porą ir dar daugiau tų batų pasiūs. Kitą vidurnaktį ant stalo šalia odos atraižų nykštukams buvo padėti 2 gražūs raudoni apsiaustėliai. Šviečiant mėnesieną jie apsivilko ir ėmė šokti. Po kiek laiko vienas paragino: laikas kibti darbą, paskubam. Tačiau antras atsakė: į darbą? Niekada gyvenime, mes turtingi, turime tokius apsiaustėlius. Nuo šiol nebepajudinsime nė piršto. Nykštukai išėjo visam laikui, palikę siuvėją ir jo žmoną, kuriai buvo vis per maža turtų. Ačiū buvusiems kartu, tai buvo Gyvos pasakos ir mama Elžienė. Visus, kuriems patinka mūsų kuriami įvaizdžiai, noriu pakviesti prenumeruoti mūsų kanalą Gyvos pasakos YouTube ir sekti mūsų profilius socialiniuose tinkluose, bei taip prisidėti prie to, ką darome. Ačiū ir iki kitų pasakų. Gyvos pasakas.